Sveiki, būkite pasveikinti su tikra vasara ir aišku, daugelis džiaugiasi, kad jau pagaliau tai išlauktoji, karštoji vasara tokia, kokia turi būti. Na, gal ne visi, bet tie, kurie atostogauja, vanduo ir aišku, norisi vasarą ir kažko skanaus, bet taip pat ir sveiko, nes karščiuose ypatingai labai svarbu ir kraujotaka, ir virškinimo sistema, kad nesustotų skrandis, kad būtų jėgų virškinti maistą ir aš visą laiką renkuosi tą tokį protefo kokteilį gauti ir baltymų, ir ląstelienos, ir antioksidantų, ir priešuždegiminių medžiagų. Na ir einame gaminti. Na štai pažiūrėkite, koks bus gražus lietuviškas derinys. Geltona, žalia, raudona. Iš tikrųjų net nepastebėjau, bet kaip gerai gavosi. Aš labiausiai mėgstu iš tikrųjų su salierais. Na, galima visokias žolės, bet salierai turi stiprų detoksikacinį poveikį, gausų ląstelienos, nu aišku, braškės. Ir aišku, mėgstamiausi super prieskoniai, jau ciberžolės neįsivaizduoju, kad nebūtų. Ir kaip visą laiką aš dedu taip jau apie gerą pusę šaukštelio cinamono, kuris mažina cukraus kiekį ir medžiagų apykaitai labai gerai. Taip, ir aišku, čija sėklos, išbrinkinu čija sėklas, godžiai uogos. Štai labai svarbu yra vasarą gauti antioksidantų, priešuždegiminių medžiagų mūsų kraujotakai. Na ir aš kažkaip, kai norisi tokio gaivumo, aš darausi su kefyru. Na, įpilsiu šiek tiek dar ir vandenuko, nes noriu, kad būtų netoks tirštas. Na ir aišku, šaukštelis protefo, tai yra 2 kartus hidrolizuotų baltymų. Ir tai mūsų organizmui ir judėjimui, ir visam imunitetui, ir aišku su transfer faktoriais. Štai, tai svarbiausia yra imuniniai sistemai, nes imunitetas nemiega ir nesiilsi vasarą ir tai yra labai svarbu, kad imuninė sistema būtų paremta. Na štai ir einame gaminti. Tas būdas, kai nereikia gaminti, pats geriausias gaminimo būdas yra, kai nereikia gaminti. Pats ir yra. Brumt ir yra. Na štai toksai. Labai turtingas, labai sotus, labai gaivus. Tikrai užteks 3 valandom man šito maisto, kai ne taip karšta, tai tikrai nesinori ir tada vandenukas. Na, tik tai būtina skystus smuzius, kas gaminatės, bet kokius, neužmirškite, kad reikia kramtyti. Porą kartų pravertate burnoje, sukramtote. Todėl, kad angliavandenių virškinimas prasideda burnoje, todėl neapkrausite kasos. Tausosite savo kasą, leisite jai dirbti, bet jau lengvai bus virškinti angliavandeniai, išsiskiria fermentai mūsų burnoje. Tai štai, tai geros dienos, neperkaiskit. Iki.